Šiandieną su Babysit Toy City specialiste Gabrielė kalbėsime apie edukacinius žaislus. Gabrielė, nemeluosiu, edukaciniai žaislai man yra viena įdomiausių temų, kadangi iš esmės vaikų edukacija man yra labai įdomi, intriguojanti tema ir aš nekantrauju pradėti tai daryti nuo pat pirmųjų mažylio dienų. Taigi, ar galėtumėte pasidalinti, kodėl yra svarbu mažylį supažindinti su edukaciniais žaislais nuo pat ankstyvos vaikystės? Nors ir atrodo, kad ką tik gimęs vaikelis labai daug miega, mažai juda, jos smegenys labai greit vystosi. Todėl labai yra svarbu nuo pat pirmų dienų įvesti į jo racioną edukacinius žaislus bei su juo mokintis, varškinti, traškinti ir visą kitą daryti. Tai nėra apie tai, kad išmokinti kuo greičiau skaityti, rašyti, ne, tai yra apie tai, kad natūraliai ir žingsnis po žingsnio pažinti naują pasaulį, jo nebijoti ir natūraliai ir saugiai viską pajusti savo pirštukais, sakytėm pamatyti ir burnytę pajausti. O kuo iš esmės edukaciniai žaislai skiriasi nuo įprastų? Edukaciniai žaislai skiriasi nuo įprastų tuom, kad jie turi skirtingas briaunas, turi kvapą kažkokį, tai baršką, trašką. Paprastas žaislas gali būti pliušinis, neturintis jokių funkcijų, tiesiog gražiai stovi, guli. Tai tuo ir skiriasi, kad vieni turi funkciją, o kiti tiesiog yra grožis ir nesuteikia pridėtinės vertės mažyliui, kuris tik ką tik įžengęs į pasaulį, nepažįsta nieko ir nėra nieko pajutęs apčiupinėjęs. Todėl edukaciniai žaislai tuom ir skiriasi nuo paprastų ir įprastų mūsų turimų žaislų. Netrukus ir aš pati savo sūneliui rinksiu pirmosius edukacinius žaislus ir tikiu, kad ne tik man, bet ir visiems būsimam tėvam kyla klausimas, kągi reikia žinoti renkantis pirmosius edukacinius žaislus, į ką reikia atkreipti dėmesį. Matyt, yra keli svarbus aspektai. Tai yra saugumas. Labai svarbu, kad turimi žaislai naujagimio nebūtų su aštriais kampais, siūleliai kažkokie išlindę, mažas detalės, kurios gali atskabinti, kad mažylis galėtų praryti ir užspringti. Todėl reikėtų tikrai vengti tokių dalykų. Antras būtų toks svarbesnis faktorius, kokia medžiaga yra naudojama gaminti tam žaislui, spalvos kokios, ar yra ES reglamento nustatyta, kad tai yra saugu naudoti. Tai tikrai atsižvelgti į tai. Gal trečiasis faktorius būtų tai, kad neturėtų jokių skilučių, tarpelių ir visa kita, kur drėgmė gali pakliūti ir atsirasti pelėsis ir bakterijų prisidaryti ir visa kita, kas tikrai kenktų mažylio sveikatai ir visiems kitiem aspektam. Ir taip pat labai svarbu, kad žaislas atitiktų mažylio amžių. Negalima rinktis, pavyzdžiui, konstruktoriaus duoti mažylį, nes ten yra mažos detalės. Todėl kiekvienas žaislas turi būti pagal tam tikrą amžių nustatytas ir tai skatins pažinti mažylį, pradėti nuo mažų žingsnelių, žengti tą žaidimų pasaulio link ir edukuotis ir mokytis ir tobulėti. Tai tikrai labai svarbu atrinkti, kad žaislas atitiktų mažylio amžių. Vienas iš dalykų, kurį ir aš pati įtraukiau į savo norų sąrašą ir prisimenu, kad pati dovanojau savo brolio sūnui, kai jisai gimė, tai yra būtent žaislelis iš Sophie La Giraffe. Tai kuo šis prekinis vardas yra ypatingas, nes tikrai regis jokios mamos kraitelis yra be jo tiesiog neįsivaizduojamas. Tai yra Vulė, kilęs iš Prancūzijos prekės ženklas, kuris tikrai populiarėja tokiais žaislai kaip kramtukas žirafa, kuris yra pagamintas natūraliais būdais iš havėjo medžio gumos, dažomas rankiniu būdu, kad būtų saugus paimti mažyliui rankytes ar burnytę. Taip pat, kai dygsta dantukai, kad jis galėtų juos pasikasyti ir tikrai būtų saugu, taip pat jis vysto sensorinį lietimą, visą šitą procesą. Turime liniją, kuri tikrai yra ypatinga, nes vysto mažylio pagrindinius pojūčius. Turime barškučius, kurie skleidžia skirtingą garsą, todėl jisai lavina mažylio klausą. Turime veidrodėlį, kuris turi rėmelį, žirafos paveikslėlį, 3 skirtingus stikliukus. Tai tikrai irgi lavina tą būtent regėjimą mažylio, kad jis pradėtų matyti tom šviesiom ryškiom spalvom. Turime skonio kramtuką, kurios skonis yra net 3 rūšių, tai yra vanilė, kokosas ir braškė, todėl mažylis griauždamas graužtuką užuodžia skirtingus kvapus. Taip pat turime skonio visų receptorių vystymą, liežuvėlio judėjimą, tokį kramtuką, kuris turi skirtingas briaunas ir paimdamas kramtuką mažylis į burnytę, jį apčiupinėja savo liežuvėliu ir visais receptukais. Taip pat ir lytėjimą bevystantis žaislas būtų kubas, kuris sudarytas iš 6 briaunų ir jos visos yra skirtingos, todėl suteikia mažyliui pajusti kiekvieną paviršių, taip jiems suteikdamas tą būtent pojūčių vystymą. Turime rinkinukus, kurie puikiai tinka gimtadienio proga arba keliaujant sutikti naujagimį, ten rasite ir kramtukų, ir vystymosi visokių dalykėlių, ir žaidimų. Todėl tikrai labai geras rinkinys pasveikinti naujagimį. Kitas prekinis vardas, kurį dažnai pastebiu, yra Campbell Babies. Ir žinau, kad jie garsėja savo sensoriniais žaislais. Ar galėtumėte įskirti kai kuriuos, kurie būtent yra patys populiariausi ir kuriuos tikrai reikėtų apsvarstyti įsigyti? Taip, Campbell Babies turi tokią liniją, jis yra vienas žinomiausių prekės ženklų, kuris egzistuoja iš Lenkijos.
Tai tikrai galėčiau skirti net porą žaislų, kurie tikrai yra verti dėmesio. Tai būtų pirmasis žaidimų kilimas. Kilimėlis, kuris turi 6 pakabinamus žaisliukus. Jis skatina mažylį siekti juos, tiesti rankytės į viršų. Taip pat jisai skatina regėjimo ir judesių tuo pačiu veikimo metu. Labai kuo naudingas šitas dalykėlis, tai kad vaikelį galima paguldyti ant pilvelio ir jisai taip stiprins nugaros ir kaklo raumenis, keldamas galvelę. Ir jis tikrai yra minkštas, saugus ir jį galima skalbti skalbimo mašiną, kas tikrai yra labai patogu ir nereikia sukti galvos, kaip jį dabar išvalyti ir sutvarkyti. O nelaimių tikrai gali būti, kad nutiks kažkokių, tai ar ne? Tada kitasis būtų kubas, kuris turi skirtingas sieneles. Mažylis liesdamas tas sieneles girdi traškėjimą, braškėjimą. Taip pat, kuo šitas labai fainas žaislas yra tai, kad jis turi pakabinimo kabliuką. Reiškia, važiuodami mašinai mes galime užkabinti ant auto kėdutės ir važiuoti ir vaikas bus visada užsiėmęs, judės, edukuosis. Keliaudami vežimu galima prikabinti, nepasimes. Taip pat turime veidrodį, kuris turi pakabinamus tokius elementus, kas skatina mažylį liesti. Taip mes paskatinam lytėjimo, tą visą vystymąsi pojūtį. Veidrodis skatina regėjimo pojūtį. Tai irgi, tai yra 2 viename ir nedaugiau, nes yra ir skirtingos medžiagos, tekstūros, kas tikrai suteikia labai daug naudingos patirties, nuolat tobulėjančiam mažyliui ir siekiančiam pačiam sužinoti daugiau apie šį pasaulį. Neįmanoma nepastebėti prekinio vardo Mombel, kuris yra tikrai labai išskirtinis ir visos tos formos tokios unikalios. Aš girdėjau, kad jį sukūrė tėtis, norėdamas padaryti kažką ypatingo savo mažyliui, kad jam tikrai patiktų tas kramtukas. Ir žinau, kad jis netgi turi 2 panaudojimą. Tai gali būti ir užkandžių dėžutė, ar ne? Tikrai taip. Tas kramtukas yra saugus naudoti, ypač kai auga dantukai, kad mažylis galėtų juos pasikasyti, o apvertus jis tampa užkandžio laikikliu, kas tikrai žavi ir turi daug skirtingų funkcijų ir daug panaudojimų. Tai galima plauti indų plovimo mašinoje ir net užšaldyti, kas padėtų dantenų numalšinimo niežėjimui. Gabrielė, ir tikrai neįmanoma nepastebėti prekinio vardo Ollie ir Carol. Tai matau visas šitas dailias daržovės. Ar galėtumėt plačiau papasakoti, kokia jų funkcija? Taip, jos tikrai turi tokį skirtinumą, kad primena tikras daržovės ir vaisius, kas padeda pamilti vaikam tas daržovės, vaisius, trauktis prie jų. Tai čia toks fainas labai jų aspektas. Taip pat lavina lytėjimą, pajausti struktūras. Matome, čia yra visokių gumburiukų, burbuliukų. Šie žaislai yra gaminami natūraliai, be jokių kenksmingų medžiagų, dažomi rankiniu būdu. Naudojama medžiaga yra 100% tvari, kas tikrai nepakenks jūsų mažyliui, jeigu sugalvotų įsidėti į burnytę rankytę, patrinti kažkur ne ten. Ir tada viena iš ypatybių yra tai, kad neturi jokių skylių, jokių tarpelių, kas padeda išvengti pelės bakterijų kaupimąsi. Ir taip pat drąsiai galima jų naudoti maunimosi metu vonioj, o paaugus vaikui tai puikiai pramoga. Edukacinių žaislų pasirinkimas yra tikrai labai platus ir man žiūrinti viską jau galva pradeda suktis. Tai Gabrielė, palengvinkit mano ir kitų mamų gyvenimą ir patarkit, nuo kogi reikėtų pradėti, kol kas fokusuojantis į pirmuosius 6 mažylio mėnesius. Tai pirmasis būtų kramtukas, rinkitės, kuris jums tikrai žavi, patinka ir tiks jūsų mažyliui. Man tai būtų šis. Antrasis būtų žaidimų kilimėlis ir paskutinis ir tikrai vertas dėmesio būtų 5 pojūčių žaislų linija, kuris skatintų mažylį tobulėti, augti kartu su jais.